Jeigu 26 metus pradėsi nesupratusi šito dalyko, apie kurį toj papasakosiu, tai labai tikėtina, kad metų pabaigoje vėl sėdėsi nepatenkinta ir galvosi, kodėl iki šiol negyveni taip, kaip iš tiesų norėtumai. Dauguma prieš naujosius metus apmąsto, kokie buvo praėję metai. Jeigu įgyvendinai planus, metai buvo geri. Jeigu neįgyvendinai, metai buvo prasti. Ir taip mąstyti yra iš tikrųjų klaidinga. Problema nėra ta, kad per metus kažko nepadarei. Problema yra ta, kad save vertini tik pagal tai, ką atlikai. Mūsų gyvenimas nėra vien darbų sąrašas, kuriame reikia sudėti ček varneles. Jame yra daug dalykų, kuriuos darai tik tai todėl, kad reikėjo, nors jie tavęs visiškai netraukia. Yra dalykų, kuriuos darei, nors jie nedavė apskritai jokio rezultato. Yra sprendimų, kuriuos priėmai ne pagal savo valią, o pagal kitų lūkesčius. Jeigu sąmoningai nesuvoksi ir neatsisakysi to, kas praėjusiais metais neveikė, kas tave vargino ir kas buvo daroma, sakyčiau, per prievartą, 26 metai bus tokie patys, kaip ir šie. Tie patys darbai, tas pats nuovargis ir tas pats nusivylimas metų pabaigoje. Gyvenimas apskritai nėra skirtas, kad vargtumai. Jis nėra apie nuolatinį taip reikia. Jis apie tai, kad gyventum pilnatvėje ir jaustumė vidinę ramybę. Kad planai ir rezultatai, kurių sieki, eitų per lengvumą ir džiaugsmą. Ir visą tai galima turėti. Bet prieš tai reikia atrasti aiškumą ir nenaudoti savo energijos beprasmiškai. Užduok savo šios klausimus. Kam šiemet skiriau daug laiko, nors tai man nieko nedavė? Ką dariau tik iš įpročio arba maniau, kad tai privalau? Kurios dalykus dariau, nors jau senai jaučiau, kad iš to nieko gero neišeis? Metų pabaigoje neverta pradėti naujų tikslų, jeigu sąmoningai nesusimastai, ko nebenori daryti dabar. Parašyk vieną dalyką, kurio kitais metais nusprendai nebedaryti. Ir jo su savimi nebesinešti į 26 metus. Siunčiu tau šviesos.